Aš ko gero pasigailėsiu čia tiesiog su šortais išvažiavęs. Nes viso labo laukia tik tai 6 laipsniai šilumos, tai yra ir drėgna, belė kaip. Spėju, kad bus šalta. Aš pasiėmiau treniginį megztinį, bet kelnių tai neturiu. Nu, toks nervuoja mane, nepasirūpinęs pastoviai savim esu. Nei lietpalčiaus, nei skėčiaus. Nieką nepasiėmiau. Netgi vėl toks kaip šiurpas kažkoks per visą kūną eina. Nuo vaizdų gali tai būt, kaip nuo geros muzikos, kur oda pasišiaušia, tai nuo tokio vaizdo irgi atrodo, kad per visą kūną elektrą eina. Pasikrauni. Louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing. Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu. Ei, karvytės! Bū! Tokia dėžutė prasipjaunama ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduotum, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Atsikėliau šiaip ne taip. Atsikėliau. Kiek tų valandų dabar turime? 7:18. Dar anksčiau negu vakar. Blemba, nuėjau miegoti apie 2, gal biškį po 2 jau buvo. Kėliau šįryt 6:30. Tai buvo pamiegota. Blemba, šį kartą 5 valandų net nesigavo. Pažiūrėkit, šiaip koks gražus rytas, dangus oranžinis nuo saulės. Žodžiu, anksti kėliaus, dabar važiuosim į tą Fanal mišką. Man atrodo, jisai, taip reikia tarti, nenoriu sakyti Fanal, nes skamba negražiai. Į Fanal mišką jisai toksai, dėl ko taip anksti ryte kelios, nes rytais jisai toksai mistinis turėtų atrodyti, nes rūkas tebėra. Paskui, jeigu graži diena, sako, tas rūkas išsisklaido ir tas efektas jau nebe toks. Tai, vaivorykštė iš pačio ryto matos dangui. Bet taip nesu matęs dar. Ir žodžiu, žiūrėsim, blemba, šiaip buvo planuota anksčiau biškai atsikelt, bet pavargau vakar. Buvo tiek daug įspūdžių, kad vakar diena tokia kosmiškai ilga atrodė, kad wow. Tai dabar važiuoti apie valandą laiko, čia jau kilsim į kalnus aukštyn. Žodžiu, šiandien ir tikslas planas apkeliaut, tarkim, pavadinkim taip, kairėje, vakarinė Madeiros pusė. Tai bus ir maudyti šiandien jau planuoju. Blemba, kur aš mašiną pastačiau? Ne toj gatvėje esu kažkur. Ten gal. Šiandien ir maudytis jau planuoju ir prie juodo smėlio pajūrio nuvažiuot, irgi išsimaudyti, ir prie lavos baseinų išsimaudyti. Tai žodžiu, yra planų šiandien irgi iki kaklo. Kiek spėsim, kiek užteks energijos. Tiek bandysim apžiūrėti, apkeliauti. Blemba, kaip toksai oranžinis dangus, atrodo, kad vakaras. Nors ką tik prašvito tik tais. Įdomiai. Reikia kur tą mašiną mano vėl.
Nu ką, vėl pradedam kilti į kalnus. Panašiai kaip vakare. Neaišku, tik tais kiek čia statumo bus ir į kokius čia užkampius man reiks. Ten viršui matos tokia balta juosta, tai ten keliai yra irgi eina va šitose stačiuose kalnuose. Matos jau, kad tie debesis netoli, gal ir išeis tą rūką pamatytame miške, nes tas miškas ten bus to kalno viršui kažkur. Nu šiaip dar 20 km važiuoti, tai ne visai gal šito kalno, bet viršui aukštai jisai turi būti. Eik, tu koks čia. Eik, tu tik spėjau bėgį permest, vos neužgesu. Brolyti. Kokios čia įkalnės. Eina savo, vėl man kaip nepatink taip važiuot. Manau, kad tuoj turėtumėm paskęst debesyse. Kaip čia žmonės gyvena, aš nesuprantu. Kiekvieną dieną mačiau moteriškytę tokia vyresnio amžiaus. Kopia į tą kalną, kopės, kai tik visą laiką čia gyvena. Jeigu dar mašinos neturi, žmonės turėtų būti čia užsivarę kojas. Va, prasideda miškingesnė zona. Žinot, ką nepasėmiau šiandien? Aš ne tai, kad neturiu lietpalčio, bet šiandien dar ir skėtį palikau viešbutį. Ir nei kepurės nieko neturiu. Nu, tikiuosi, kad nelys čia. Kaip čia statu. Nu, nafig. Man reik sėdėti priekį pasilenkus, nes kampas toks. Eik tu savo. O jeigu padangos būtų plikesnės, nu ir ragas. Į tokį įvažiavau į kalniuką ir pradėtų va per šlapę asfaltą kastis. Į kas tada? Mašinas turi prižiūrėti čia, kad padangos būtų geras. Tokiose vietovėse gyvenant. Nu ir žodžiu atvažiavom į gūdžią girią kalnuose. Drono tai aš jau čia tikrai nebepaleisiu vėl, nes jisai būtų aklas, jisai nieko nematytų virš medžių, pakėlus būtų ragas. Nei aš matyčiau per ekraną, kuris yra, nei jis pats besusigaudytų. Žiūrėkit, kaip čia yra tokia mistika dvelkia. Dvelkia mistika. Ir čia aš jaučiu dieną naktį, va, toks va tas oras yra, nes jeigu šitą vietą debesys skęsta, tu kaip ir temsta čia. Tirštas debesis. Naktį čia nevažiuočiau, jaučiu. Būtų blemba nejauku biški. Ir čia ne, aš galvau, kad čia lyja, bet čia tiesiog yra amžinas smogas. Kad nelyja, tai gerai. Sakau, net skėčio nepasiėmiau šiandien. Eik, tai čia kuo toliau to tirščiau daras. Nu įdomu, kaip tas miškas atrodys, kaip ta giria, kur ten pasivaikščiat galima. Aš jau to antru bėgiu čia važiuoju kokius 15 minučių. Taip vat, grinai į įkalnę. Žiūrėkit, sustojau kalnuose navigaciją pasitvarkyti, kas atėjo mane aplankyti. Gaila, blemba lyt pradėjo baisiai. Ei, karvytės! Bū! Šiek žiūri. Karvės čia vaikšto, jo. Pamiršau netgi, va dabar pamačiau ir išsigandau biškį net. Karvės čia vaikšto laisvai, be nepririštos kalnuose. Čia laukinės karvytės. Aš ko gero pasigailėsiu čia tiesiog su šortais išvažiavęs. Nes viso labo laukia tik tai 6 laipsniai šilumos, tai yra ir drėgna, belė kaip. Spėju, kad bus šalta. Aš pasiėmiau treniginį megztinį, bet kelnių tai neturiu. Nu, toks nervuoja mane, nepasirūpinęs pastoviai savim esu. Nei lietpalčiaus, nei skėčiaus. Nieką nepasiėmiau. Svarbu aparatūrą susidėti visas. Trikojus, dronus, kameras, batareikas, laidus, pakrovėjus, powerbankus. Ai.
Visi atvykom. Atvykome. Nežinau, kiek čia eit reikės. Aukštas. Ne taip ir aukštai. Na, einam, pasižiūrėsim, kągi mes čia rasim. Ar bus tos mistikos, kaip kad tikiuos iš to, ką mačiau internete. Blemba, visi apsirengę normaliai su tais lietaus paltais, su ilgom striukėm, kepurėm, skėčiais. Eik, tu nafik dar lyja. Va, jaunuolis. Nesu aš užkėtėjęs keliautais toli gražu dar. Čia kažkas, žiūrėkit, ir su palapinėm būna. Ką čia veiks su tom palapinėm? Tai pastoviai lyja, nei čia šilta. Matyt, yra kas mėgsta ir taip. Pilna karvių šūdų visur. Šitais bombų tokių. Matyt, aš čia turėtų kažkur irgi vaikščiot po tos miškus. Blemba, panašiai kaip ir tikėjau, žinokit. Medžiai tokie kerėplas. Tas rūkas toksai. Bet kad taip šalta bus, negalvojau. Šalta ir nemalonu biški, bet nu nieka. Mes čia ne dėl komforto susirinkame. Taip? Ar taip? Oi, vos nepaslydau. Oi, būtų buvę. Žiūrėkite, koks čia slėnis. Atrodo, kaip per teletabius būdavo slėnis panašus toksai, kur tie teletabiai lakstydavo, būdavo tokie kalniukai ir ten teletabiai gyvendavo. Manau, kad čia teletabius filmuodavo. Pažiūrėkit, tikrai panašu kaip per teletabius. Tinki vinki, dipsi. Einam per čia. Lelė, kur tu? Tai gal bent jau paubus? Gerai, čia vienintelis teletabis, čia esu aš su savo šortais. Ajajai. Nu, pažiūrėkit, kaip čia gerai viskas atrodo. Galvau, ar tik nebus nusivylimas šitą vietą atvažiuoti. Va, į dangus kažkur giedrėja, bet ir debesų yra, ir tų rūkų yra. Nusivylimas tikrai nenusimato. Man kažkaip norėtos čia dar droniuką praleisti. Tik nežinau tiksliai, ar galima ar ne, bet... kas man rūpi? Pabandom. Nu, tikiuosi neprisidirbau su to dronu, bet matau, kažkas irgi savo leidžia ir netgi dar didesnį. Ten bachuriuks atsitūpęs. Kas čia dabar? Kas yra čia per medžiai tokie? Šitie medžiai, skaičiau, kad kai kuriems yra po 500-600 metų. Netgi dėl tos šitais aptverti irgi saugomi UNESCO. Tai Europai tokių miškų ir pačių medžių nelabai belikė. Ir šitas Madeiros Fanal miškas yra vienas iš geriausiai išsilaikiusių pavyzdžių. Kaip seniau žemelė mūsų Europos žemelė atrodė kokiais medžiais padengta. Aišku, jie čia seni kerėplas, kas įdomu, kad čia ištisa drėgmė ant medžių, netgi paparčiai auga. Pažiūrėkit. Va. Maži papartukai auga ant medžio. Geras. Bet šiaip, kadangi neatvažiavau labai anksti, tai rūkas jau biškelį prasisklaidęs. Aš kaip suprantu, švintant, čia būna toksai migla ir tarp tų medžių, tai kaip iš kokio nors siaubo filmo apie dinozaurus. Kaip man čia reikdavo praeiti. Jau batai jau kaip bus, tai bus, bet man dabar svarbiausia ir nenusitiekšt su visa kuprinė. Čia elektros duoda, ne. Nenusitiekšt su visa kuprinė
Ir rūbais į tas tešlas, oi, būtų smagu, galėčiau važiuoti namo. O tai kas čia ištripė tos karvės, man atrodo? Kur dabar jų rasti? Nes aš mačiau, kad jos čia vaikšto tarp tų medžių, kur nekur irgi. Bet nuotraukų keletą padaryta. Dronas paskraidintas. Varnelė uždėta, bet aš nebūčiau jeigu nelipčiau į šitą kalną ten kažkur. Jo, reikia užlipti. Čia, skaityk, čia viskas, va, giedra. Tai čia palėpė biškeliai viršų, tais debesis plaukia jau. Nu, kas čia? Atlanto vandenynas, bičiuliai. Atlanto vandenynas. Eina savo. Eik tu savo. Wow. Garuoja iš to tarpeklio kažkas ten. Geras. Ponai ir ponios, kaip mes esame aukštai. Ir toj lipsim dar aukščiau. Kodėl? Nes galime ir norime. To mes čia ir susirinkom. Nu, reikėtų nepaslysti čia. Pažiūrėkit. Lemba baisu eiti čia arti. Nice. Koks čia aukštas. Iš kur ten garuoja, kaip iš verdančio katilo. Netgi vėl toks kaip šiurpas kažkoks per visą kūną eina. Nuo vaizdų gali tai būt, kaip nuo geros muzikos, kur oda pasišiaušia, tai nuo tokio vaizdo irgi atrodo, kad per visą kūną elektrą eina. Pasikrauni. Geras. Šiaip ten matau mažą karvytę juodą. Vieną ar veršiuką. Bet dabar neįsiu vien dėl karvį ten, tai dzin. Galbūt, kad praeitas vaizdo įrašas bagarzą gavas, nes pamiršau mikrofoną iš kišenės išsitraukti. Žodžiu, iškopėm patį tą viršą. Blema šalta. 4-5 laipsniai. Mistika. Žiūrėkit, kaip čia viskas atrodo. Debesai. Nu, apačioj matas saulė šviečia. Čia dar parodykime, kas ten apačioj. O dar aukščiau. Neįtikėtina. Gyvena ten žmonės apačioj kažkokiam tarpeklį. Saloje Atlanto vandenyne vidury kalnų. Įsivaizduoji? Taip gyvent. Ne, aš tai neįsivaizduoju. Sunkiai bent jau. Nu ką, leisime žemyn po biškį, nes laikas vis dėlto po biškį eina, o šiandien dar turim tiek planų, kad šiaip keista, kad aš planuoju varyti maudytis, nes dabar tai šalta atrodo, tik tais +5 laipsniai. Aišku, apačioje bus koks +20 ir vėjo nebus ir tos drėgmės tokios žiaurios, šaltos, bet maudytis būtinai, nu kaip įsivaizduoju, atvažiuoji į salą Atlanto vandenyne, Madeirą ir nenusimaudai nei kartą. Nejuokaukite. Manau, kad čia jeigu ta temperatūra vandens, jeigu pastovius metus, taip pat vakar su vienu pažįstamu kalbėjom, tai jisai buvo žiemą Madeiroj čia. Tai sakė karšta, buvo lygiai tas pats, kas ir dabar. Tai čia praktiškai temperatūra tokia pat laikos visus metus. Ir žiemą, ir vasarą skiriasi tik tai saulės pakilimą ir nusileidimo laikas. Ir žodžiu, ir dar kas man patinka, pavyzdžiui, kokį Lietuvoje, kai būna diena, jeigu +20, tai naktį, jeigu ten +2 gali nukristi. Čia tai orai tokie, kad jeigu diena +20, naktį +16, ten keliais laipsniais tesiskiria, tai tas man irgi patinka. Nu, kažkur rojuje aš čia esu tikrai. Ir aukštis yra apie 1,5 kilometrą. Tas, kur sakė, galbūt, kad jis buvo teisus. Yra dar aukščiau, kur palipti, bet aš žiūriu, kad aš čia vis tik neužlipsiu, čia jau yra medžiai, čia iki čia tik tais nebent. Tai gal jau užteks. Eisim link mašinas. Judam atgal pabiškį. Sekanti stotelė. Tiksliai dabar nepasakysiu, nes pats nežinau dar.
Reikia pasižiūrėti, kas arčiau iš to, ką esu užsirašęs. Ir važiuojam toliau. Sekanti mūsų stotelė, sekantis planas, sekantis stopas yra Alecrim Levada vadinasi. Kaip dabar čia man praeit reikia? Čia gal... Žodžiu, reiks šiek tiek pahaikinti. Yra ilgesnis maršrutas, 2,5 valandos, bet aš tiek laiko neturiu, tai eisiu trumpesnį. Tai yra apie 5 minutės iki tokio krioklio. Ar iki krioklio, ar iki krioklių. Tai ten, aš tiksliai nežinau, kaip šitais kriokliais situacija, bet dar kas čia... Nu, aš va čia sumaščiau trumpesnių kelių praeit. Kas yra dar šitoj vietoj, tai bus garsiosios... Garsiosios... Įdūrė man. Garsiosios Levados, kur tie kanalai tokie kalnuose iškasti vandeniai nubėgti. Tai žodžiu, pro ten praeisiu ir gaunas šioks toks haikas, tai einam. Ten tame kriokly mačiau kiti maudytis eina, bet, internetą mačiau, bet čia yra +6 laipsniai ir tas vanduo ten turėtų būti ledinis absoliučiai, tai man ir taip šalta, aš maudytis tai tikrai neįsiu. Ir taip yra šaltoka. Va, žiūrėkit, teka šitą Levadą. Tik čia vat takelis ne kažką. Ar pračiai reikia eiti? Gal pračiai reikia eiti? Tuoj pasižiūrim. Žodžiu, man čia reikia eiti. Čia ir tas trumpesnysis maršrutas. Nu gal čia ne visą kelią tokios tešlas te bus. Svarbu į tą Levadą neįkristi irgi. Tai vat pakraščiukais. O vanduo koks šaltas turėtų būti. Žodžiu, čia yra kaip buvau jau kažkur minėjęs, kaip Romai, man atrodo, būdavo viadukai į miestą tiekt vandenį. Tai čia vat Madeirai yra tokia sistema. Aišku, ta prasme, nėra, nežinau, ar dabar yra irgi dar naudojama, gal kažkur laistymui ar kažkur, bet čia toks labiau istorinis, kaip ir paveldas šitie dalykai. Bet teka ištisai, tai aš įsivaizduoju, nes čia kalnuose drėgmė yra, jinai kaupės, tai nuo medžių šakų, tai nuo to lietaus ir ištisai bėga. Ir matėt, praeitam vlogė buvo, kur pačiam Funčelį per miesto centrą eina toks didžiulis kanalas. Eina savo. Man čia tokiais reiks eit. Man čia tokiais reiks eit visą kelią. Tai žodžiu, kur per tą Funčelio centrą eina tas didžiulis kanalas, tai gali būti, kad iš šitų suteka į ten ir tada viskas nubėga į jūrą. Tai va tokia kaip šita sala, šitas visas kalnas yra tokia kaip didelė žąsis, nuo kurios vanduo nubėga nesunkiai. Nu gerai, čia įdomus maršrutas bus. Svarbu kojų neišsilaužyti, nenugriūt, kaip aš jau mėgstu. Ir neįkrist į Levadą. Važiuokit, rodo, kiam 8 minutės eiti 3 kilometrai. Gali būt, kad didžiąją dalį tokiu pakraščiu čia ir teks eiti. Kažkur laiptai kažkokie turėtų būti paskui dar, kur tas Levadas bėga nuo Žulnesnio, nuo Kalne. Let's go. Va taip ir subėga iš kalnų. Iš kalnų upelio. Eina savo, aš nežinau. Nes čia buvo man pratimas pasirinkimas eiti tokiais. Tu, Eimuti, nepanikuok tiek daug, gerai? Gelai. Biški šizuchos. Oi, tekėk Levada pas indėnų vadą, kuris turi ladą ir išvažiavo į Kaliningradą. Pakelkime akis į viršų, ne per daug, nes reikia nepamiršti žiūrėti, kur koja dedi. Esam visiškam gamtos kampelyje. Čia žinai, kas yra, čia gali paleisti srovę ir išbėga šitas, jeigu prisikaupia per daug per potvinius, matyt.
nubėga į kitur. Sakau, pažiūrėkit, kokias čia yra. Visai rimtos sistemas padarytas. Ne šiaip sau tiesiog kanalai. Rimtos sistemėlės. Nu, tikiuosi, čia nėra slidu. Gerai, maršrutas tai geras, įdomus. Ne kaip paprastas takelis. Ir vėl į džiunglės. Į papartynus. Tik aš šiek tiek biški kvailai, kad turbūt paryt reiks to pačiu keliu. Turbūt, kad vienas kelias tik tai veda prie tų krioklių prie šviesoforų. Gali būti tikriausiai, kad teks pareiti to pačiu keliu. Nu ką, laikom pusiausvyrą, balerinos ir balerūnai. Kaip suprantu, aš čia tokį ratą einu, bet viskas vis balsai girdis ten apačioje kažkur, tai jaučiu, kad tas krioklys ten. Aha, užkliuvau už akmenuką. Vidutiniškai per dieną po vieną nuvirtimą padarau. Tai šiandien, kadangi dar nebuvau nuvirtęs, tai reiktų atsargiai. Ar vakar, vakar 2 netgi, man atrodo, buvo. Čia esu biški virtuoklis. O, čia koks skardis po pat kojam atsiveria. Po pat kojam. Nice. Šiek tiek galvos svaigsta netgi. Bet taip maloniai. Mašiną kažkur ten palikau. Geras. Čia dar pastebėjau, yra žuvų šitame levadase ir jos plaukia prieš srovę į viršų. Ten tokia stora viena visai. Blema, nepagaunu. Pažiūrėkit. Matos? Storulė žuvytė kažkokia. Ir jos prieš srovę varo į viršų. Kaip ešeriai ar karpiai, kas ten tokie. Vandentekis. Vandentekis. Va, apskritai Madeira yra apie 3000 bendrai kilometrų šitų levadų visų. Ir tipo jas pasidarė dėl to, kad pietinė Madeiros pusė jinai yra sausesnė negu šiaurinė. Ir tam, kad vandenį atsivest, kai kuriuose vietose tos levados yra netgi tuneliai tokie. Čia ne tik tokios atviros, bet padaro tunelius pro pačius kalnus, netgi ir pro ten, kur reikia prasivesti, ten prasiveda, žodžiu. Žmonės šitoje saloje susipjaustė, sakykime, šitą visą kalną, šitą visą Madeirą palei savo poreikis, kaip jiems reikia. O, pažiūrėkit, čia kas. Pažiūrėkite, čia kaip atrodo. Čia jau nuo šlaito eina, putoja. Nu, ta žuvelės, aš nemanau, kad ten jau turėtų užplaukti. Nice. Čia, o jeigu... O čia, kažinai, išeitų kaip akvaparke nučiuošti. Water slide iki miesto. Per levadą, ant subinės. Aš manau, kad išeitų nučiuošti. Nuo vandens turėtų būti nugludinti tie akmenys, bet ten apačioj jaučiu, nebūtų labai pats švelniausias nusileidimas. Nu ką, toliau judam. Dar paserviruojam šiek tiek vaizdelių. Ten bedugnė matosi. Ai, o čia yra tai, kas apibūdina Madeirą. Kalnai, debesis, kalnai tarp debesų. Kažkur varveklis, vėl žadėjau sakyti, ošia. Nu, va, čia kelias išsiskirstė į 2 skirtingas šakas, tai aš pasirinkau sukti į kairę, leisti žemyn
0,9 km. Nu, aš tikiuosi, kad nebus visi 0,9 km tokie. Ir žodžiu, ir lietuvis ką tik sutikau, irgi pašnekėjom, kas kur buvę. Klausė, ar čia žadėta didesnį ratą eit, nes, pavyzdžiui, čia nuėjus į apačią, aš gausiu to pačiu keliu pareit atgal. Nes norint padaryti ratą, gautos ten virš beveik 7 km. Ir ne, kaip sakė, sakė beveik 7 km. Tai žodžiu, neturiu aš tiek daug laiką. Jie matai 10 dienų. Jeigu netyčia pamatytumėt jūs, lietuviai, šitą vlogą, linkėjimai jums. Tai žodžiu, tai 10 dienų, jo, tada aišku, gali, žinai, skirti daugiau laiko. O aš ant prabėgimo praktiškai varau. Sport maudą įjungęs. Ir visio. Ką čia priėjom? Oi. Blemba, kaip čia atsargiai reikia. Čia jeigu koją ten padėčiau ir viskas. Nu, 1, 2, 3. Opa. Blemba. Be careful. Oi, o čia dabar kas per takelis? Kas čia per takelis? Man primena, gal įkelsiu iškarpą, flashbackai iš Zakopanės, kur į Tatrus kopiam. Ir reikėjo leistis praktiškai tokiu pačiu keliu ir kilt ir leistis. Kelsiu iškarpėlę. Jo, galvojom, kad nebekils jau, bet ką tik dar pasižiūrėjom, kad realiai mes perlipsim per tą kalną. Ir vėl šitais prasidėjo šlaitas. Va, galvom, kad bus paprasčiau pareit. Aha, kojas dreb jau irgi. Šitais kiekvieną kartą dedant reikia leistis ir per kitur galvį. Vėl akmenais. Nu, liko dar nemažai, čia matėm, reiks apie tą kalną, kalniuką šitą. Tada čia taip palei apačią. Ir toliau jau nesimato, kas ten laukia, bet dar yra, man atrodo, nemažai. Eiktų, tai aš žiūriu gerai, čia tai reiks 0,9 km eit. Bet tai jeigu tokiu keliu reikės eit, aš jau užtruksiu 2 valandas. Nu gerai, ką? Reikia. A, ne taip. Oi, bet jau šį vakar jaučiu miegosiu kaip kūdikėlis anksčiau, nes rytoj reikės dar anksčiau keltis. Rytoj važiuosim į aukščiausią Madeiros kalną. Pico de Arieiro kažkaip vadinas. Ten kalnuose virš debesų. Planas yra toks, kad saulėtekį pažiūrėti. Bus įspūdinga. Bus labai įspūdinga. Gerai, dabar einam. Ir matyti, laipteliai buvę normalūs laipteliai, bet per laiką einant vanduo išplauna tą visą molį ir lieka šitais tokie barjerai. Kas jau vakar čia beliko? Žinoma, turėjau namuose Anglijai pas save haikinimo batus. Noriu nueiti į tą. Matas antais išbėga, įdomu, ar iš iki to krioklio eina ar ne. Spėju, kad iki to. Ką tik supratau vėl, kad mikrofoną kišenį laikiau ir daug ko, ką pasakojau, jaučiu nesigirdės. Ką norėjau pasakyti, dabar lyt pradėjo smarkiai. Reikia ir kamerą dengti nuo lietaus, nes nėra vandenio atspari. Ir batai kokie siaubingi, pažiūrėkit. Šitokie savęs į mašiną nepriimsiu su tokiais batais. Tai žodžiu, tą atkarpėlę visą 1 kilometrą, tiksliau 900 metrų. Tokia vat ir buvo, man jau kojas dreba. Na, aš galvojau, kad biškai paprasčiau bus. Aš vakar, blemba, kiek daug savaikščiau. Tiksliau praeitoje serijoje. Šiandien tikėjausi, kad nebus... Nu gerai, neverkšlenk, Eimantai, susiimk viskas, Dieve mano.
verkšlenai iš čia. Mes beveik atėjom prie to krioklio, dabar tik žiūriu, per kurią čia pusę reikia prie jo prisartinti. O, brolyti, broličiukai. Ir čia kažkas būna maudos, bet šį kartą jaučiu nelabai. Sakyčiau, ne vasara, bet pas juos tai visą laiką toks oras. Tai tiesiog žodžiu yra kažkas, kas tokiu oru maudas. Nu, eisim pačiupinėti vandenį, vis tiek bus ledinis greičiausiai. Viskas, pasibuvom. Norėjau šiaip droną paleisti, bet kaip ir radau tokį plokščią akmenį, nes jam reikia specialios vietos, nuo kurios jis galėtų lygios pakilt ir kur galėtų nusileisti. Bet GPS signalą čia biški nėra, tai jeigu žemas GPS signalas nerekomenduojama leisti, kad jisai nenusigribauja. Kažkurį vakarą prie savo namų buvau paleidęs, kai dar nežinojau, tik pakėliau, šoną nučiažė jisai. Tai bėgau gaudyti su rankom. Tai įsivaizduok dabar prie krioklio, jeigu taip atsitiktų. Na viskas, kelionė sugadinta būtų. Bandysiu greitesnį tempą jungti pareinant, aišku, nežinau, čia blemba toj pompa bus jau pompa, nes kalbu lipdams. Bandysiu jungti didesnį tempą grįžtant, nes grįžtu to pačiu keliu ir dar kiti blemba sumuštinius žiūriu, valgo visi taip skaniai. Aš nieką neįsidėjęs, turiu vandens gal kokius 200 ml ir ryte vieną obuolį valgiau. Jau varvėjęs eilė žiūrinti sumuštinį tiesiog. Tai manau, kad galbūt, kad sekantis stopas bus kažkur pavalgyti. Kažko portugališko, kažko skaniai, gal žuvies kokios. Blemba, dar nesibaigia. Aš nebegaliu, blemba. Nugara, kojas. Blemba, su tokia didelė koprinė, biškai nelabai protinga eiti kalnus. Eik, taigi dar čia to užlipsiu, dar reiks palei tą levadą eiti dar kokius 2 kilometrus. Einas. O čia yra tai, ko aš norėjau varydams į šitą kelionę. Esi neišmiegojęs, esi nevalgęs. Blemba ir vandens jau beveik nebeturiu. Džiūna gerklė. Ir įveikinėjai visokias sunkiausias užduotis. Kam? Todėl, kad po viso šito ateina tas toks kaip po šalto dušo. Galvoju, yes, aš įveikiau. Aš padariau. Man pavyko. Aš pasakiau, taip ir buvo. Čia yra prizas visų šitų keliavimų be komforto. Kai grįšiu namo, bus toks, savo kaip gerai buvo. Dėl to ir dirbam. Nu ir maistą jau, jeigu jūs sumuštinį valgant, jau žiūrint, jau seilės kaupas, tai kas bus dabar, jeigu kažkur nuvarysiu, kokio griliuko pavalgyti. Oi, kaip bus gerai. Nu va, išlipam. Šiaip ne taip. Garso testas. Įmečiau ką tik mikrofoną į pelkę. Traukiau telefoną iš kišenės ir iš kišenės kartą mikrofonas. Šiaip aš jos kaip pirkau, jie buvo 2. Ir žodžiu, vieną Kiprę paskandinau, bet ten įkrito pilnai į vandenį, tai nebeveikia. Šits įkrito va į tokią pelkę ką tik. Bet ta vieta, ta skylutė, kur yra garsui priimti, buvo užkišta su tokiu tuo pukeliu. Tai labai staigiai ištraukiau, greit nuėmiau. Dabar toj patikrinsim, ar nesusigadino. Neduok dieve, blemba. Nu va, parėjom iš mūšio. Šiek tiek išėjo šonus, tik apsivalyti viršus yra baisus. Ir aš nesu pasiėmęs atsarginių batų, turiu tapkės tik tais, bet... Blemba, nusileisim dabar iš kalnų, gal bus ten, nebebus taip šalta, nes čia tik +8, tik tais visai nėra vasaros. Tai žodžiu, sekantis stopas yra Seiksal miestelis. Ten yra, aš įsivaizduoju, kad internete geriau atrodo negu realybėj, kad bus juodos spalvos smėlio pajūrys ten yra. Tai būtina aplankyti vietą ir važiuojam ten, bet
tuo pačiu aš ten susiradau restoraniuką tokį, nu ne per brangiausią, bet atrodo, kad maistas atrodo gerai, kiek internetą žiūrėjau, tai galvoju, prie pat ten to pajūrio, ten yra tasai restoraniuks, tai arba pirmą pavalgyti ir tada į pajūrį, nes žiauriai valgyti noriu. Arba pirmą į pajūrį, ne, pirmą varom pavalgyti. Žodžiu, 5 minučių važiuot. Braucam, kaip pasakytų portugalai, nežinau, aš nei vieno žodžio, ką portugalai kalba, aš nei vieno žodžio nesuprantu, žiauriai keista kalba. Toks jausmas kaip ispanų būtų sumaišyta su latviu ir pridėta prancūzų šiek tiek. Kažkas tokia. Pastabdžiau vienoj vietelį, žiūriu mašinas, tik tais vieną po kitos. Stojasi. Galvoju, kas čia per ypatingumai tokie. Reikia ir man eit pažiūrėti. Šunis pasirodo. Geras. Nice. Ir vėjo beveik nėra, čia galima droną leisti. Paduodam vaizdų? Paduodam. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. Blemba, negaliu aš tokių vietų paimti ir apvažiuoti taip paprastai. Čia atvažiuojant tais fjordais nusileidau. Fjordai, man atrodo, vadinasi, ar kaip. Žodžiu, nusileidau ir žiūriu, kad čia, aš privalau sustoti čia. Čia yra kažkokios liekanos per daug metų likusios. Čia nesimato, kur tas pagrindinis iškišulys yra. Liekanos likusios per daugelį metų ir nuo korozijos tokias stulps toks vandenį palikęs. Tai manau, tuoj pat vėl droniuką pakelsiu. Žiūrėkit, kaip iš tų levadų išbėga murzinas vanduo visą laiką. Aš prieš tai stebėjus, kodėl prie salos yra toks ruds vanduo, toliau žydras. Tai tą dumblą visą išneša. Žiūrėk, ten skylės kažkokios, tai reikia ten gal eiti. Čia irgi kokie vaizdai, jūs pažiūrėkit. Neįtikėtina. Eina savo. Vėl ką tik oda pasišiaušė. Vėl buvo tas pasišiaušimas. Kaip čia va, išlenda antais tas iškišulys išlendinėja. Kažin ar įdomu, ar man išeitų iki jo nuskrist, kaip ten vėjas toje atviresnėje vietai. Ar man išeitų? Turbūt, kad taip. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin.
So why you always halfway in, halfway in? Čia važiuokit kokiu keliu, kur reikia nuvažiuoti iki tos Eiksal juodo smėlio pajūrio. Nu, aš taip biškį lengviau pratelpu. Bet čia taip siaurai viskas vyksta, tai ne tas žodis. Tai gerai, kad dar ne su fūra važiuoja tasai, kad ta falkinis. Va, tai čia skaitos gatvės. Čia skaitos normalios gatvės. Aš tipo savo mieste, kur nors tokią gatvę pamatęs su mašina net nelyščiau, nes negalvočiau, kad čia galima pervažiuoti. O čia tipo net per žemėlapis. Matėt mergaitės. Šypsosi. Tai vat, mergaitės nusišypsoja, net pamiršau, ką žadėjau sakyti. Pamiršau biškil. Va. Ai, šiandien važiuojant, leidžiantis dabar jau tais kalnais. Va, vėl. Tik. Leidžiantis jau tais kalnais. Jautės, jau pradėjo jaustis kaip stabdžiai, smirdėt stabdžiais nuo mašinos, nes praktiškai kelis kilometrus vienam stabdžiui beveik. O, babolytė sėdi. Babolencija. Taip ir gyvena čia žmonės kalnuose, kalnų papėdėse. Įdomiai. Kur mes čia nusigausime? Lauk, čia yra tas beach car parkas, nu gerai statom. Nu, atvykom į juodo smėlio pajūrį, bet aš dar jums nerodysiu, ar jisai yra panašus į juodo smėlio pajūrį ar ne. Dar jums nerodysiu. Well, I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the